Taip, tai galim pradėti. Tai aš pats esu Ramūnas Liubertas, ASET Lietuva kibernetinio saugumo inžinierius ir norėjau pasidalinti tam tikromis geriausiamis praktikomis, pastebėjimais, kai vyksta įmonėse tam tikras kibernetinio saugumo incidentas ir nežino, ką daryti, nuo ko pradėti. Buvo tokių situacijų tiek Lietuvoje, tiek kolegos mūsų irgi, kolegos Ukrainoje irgi dalins tokią informaciją, kad darbuotojas ateina iš ryto į darbovietė turi apie 100 įmonėje dirba žmonių ir įvyko pas juos kibernetinė ataka ir nežino nuo ko pradėti, kad visi kompiuteriai yra užšifruoti, nėra galimybės atsirakinti, nėra galimybės dirbti ir aišku, tai gali paralyžiuoti įmonės veiklą. Todėl reikėtų iš anksto nelaukti, kai vyksta ataka, tuomet jau pradėti galvoti, ką daryti, tai turėkime planą, jeigu tokia ataka atsitinka ir kokių priemonių imtis, kaip komunikuoti, kaip atkūrinėti, kaip kreiptis į specialistus, kad pagelbėtų atstatyti kuo greičiau įmonės veiklą. Ir žinoma, jeigu yra atsarginės kopijos, jos ne visuomet yra galimybė iš jų statyti. Kartais buvo tokia situacija, kad įmonė taip turėjo ten UMV programinę įrangą, darė backupus, tačiau atėjus šifravimo virusui, jisai kartu šifravo ir serverius, kur daromos atsarginės duomenų kopijos. Todėl atsarginės duomenų kopijos, dar paminėsime tarp patarimų, kad jos turėtų būti daromos ne tik įmonės viduje, bet ir tam tikroje cloud aplinkoje. Taip, tai kokie apskritai yra rizika iš kibernetinio saugumo pusės, tai tipai yra keli. Vieni iš jų tai gali būti, tarkim, fizinės grėsmės, ar tai sugenda tam tikra techninė įranga, ar tai maršrutizatoriai, ar tai switchai, serveriai, kietieji diskai, taip pat tai gali būti ir fizinės grėsmės susijusios su vandentiekio tam tikromis sistemomis, arba vagystėmis, tai irgi yra iš kibernetinės rizikos veiksnių, kurie galbūt yra kaip fizinės grėsmės, tačiau tai įtakoja taip pat ir įstaigos ir įmonės patį darbą. Kitas yra atvejis, kuomet yra tam tikri avarijos, kaip sako, lūžimai, krešai, kuomet atsinaujinus sistemoms jos nustoja komunikuoti, neveikia tam tikras API-us, negali gauti duomenų, negali sukomunikuoti su kitu tinklu, kitas tinklas praranda ryšį, tai taip pat padaro taip, kad mūsų gaištamas yra laikas, kad būtų galimybė statyti, tai irgi turėtų būti tame incidentų situacijų valdymo plane sudėliotos rizikos, taip pat veiksniai, jeigu tai sustoja tam tikras ryšys, kad būtų alternatyva, kaip jį kuo greičiau įmanoma atkurti tą komunikacijos arba sutrikimo ryšį. Taip pat ir su kibernetinės rizikos tipais yra taip pat ir tiesioginiai išpuoliai, tai yra tikslinės atakos arba prarandami slaptažodžiai, tam tikros phishingo kampanijos, taip pat ir iš nutekintų duomenų bazių bandymai parinkti pačius slaptažodžius, tai irgi yra vieni iš tiesioginiai išpuoliai, kuomet siekiama ne tai, kad atsitiktiniu būdu sutrikdyti veiklą arba sugadinti reputaciją tam tikras pačios įmonės, bet taip pat ir pakenkti, kad ji negalėtų toliau ir dirbti. Netiesioginiai išpuoliai, kai kuomet tie, kur grėsmės arba tie phishingo laiškai, kuomet jie nėra adresuojami jums, tiesiog per visą bendrą internetą iš nutekintų duomenų bazių, kur elektroninio pašto adresai siunčiami tam tikrie phishingo laiškai, tam tikros prisiektos bylos, kenkėjai. Tai tokie netiesioginiai išpuoliai gali taip pat ir pakenkti pačią įmonės sistemos patį darbą arba darbuotojui netyčiai atidarius tam tikrus kenkėjiškus failus, užkrėsti kompiuterį arba netgi visą įmonės tinklą. Na ir kitos grėsmės taip pat yra susijusios su viešai neatskleista vidinė grėsme. Tai gali būti darbuotojas, kuris palieka darbo vietą, ji nėra rakinama, tuomet arba išeina atostogų dalymasis slaptažodžiais, arba vykdant tam tikras phishingo arba smishingo būtent pačias atakas yra siekiama išgauti prisijungimo informaciją arba paspaudus nuorodą suvesti slaptažodį arba prisijungti prie sistemų, kurios yra apgaulingos. Tai kyla dažniausiai iš žmogiškojo faktoriaus. Na ir kasgi tas yra nenumatytų situacijų valdymo planas, kuris galėtų tas mūsų išvardintas grėsmės suvaldyti.
Tai šis planas, tai tiksliau yra kaip įmonės pats dokumentas arba tam tikra strategija, kuri yra reglamentuota, apibrėžianti procedūras, jeigu vyksta tam tikras atvejis, kaip reikėtų reaguoti, jeigu vyksta tai IT sutrikimas, ar tai kokia nors, kaip ir minėjom, fizinė grėsmė, arba kažkas atsitinka sistemoms pačioms, išeina iš rikiuotės techninė įranga, tai tuomet irgi kaip reikėtų ją suvaldyti, kad užbėgti įvykiams už akių, o jeigu įvyksta incidentas, kad turėtų atsparumą kuo greičiau atkurti pačias sistemas kuo trumpesnį laiko tarpą, kad nebūtų tam tikrų dėlsimų ir negalėtų darbuotojai dirbti sistemomis ir panašiai. Ir kaipgi pačius tos kibernetinio saugumo incidentus suvaldyti, kasgi turėtų būti parengiama toje strategijoje. Tai pats suvaldymas, pačio kibernetinio saugumo incidento pats suvaldymas, kad jį apsibrėžti, tai pirmiausia reikėtų atlinkti tuos, kaip ir minėjome, skirtingų vektorių pasiruošimo etapus. Vienas iš jų tai, kad ugdyti pačių darbuotojų sąmoningumą, tai yra vieni iš rengti tam tikrus kibernetinio saugumo mokymus, galbūt tai samdyti iš išorės arba patiems juos atlikti. Taip pat, jeigu įvyksta tie incidentai, nors ir jie neįvyksta, juos simuliuoti tos incidentus, pavyzdžiui, pamėginti atjungti internetą, pažiūrėti, kurios sistemos veikia, kurios neveikia, kurios galbūt, kai neveikia, perima rezervinę liniją, tarkim, jeigu yra pas mus šviesolaidis įmonėje, mes gavome internetą, jeigu šviesolaidis neveikia, tai galbūt 5G galėtų teikti kartu ir internetą, tai galbūt reikėtų pažiūrėti, ar reikėtų kuriam sistemom rezervinių ryšio sistemų, o galbūt kai kurioms pakanka ir be interneto sistemų veikti ir tai nestabdo pačios įstaigos darbo. Na ir valdant iš kibernetinį pačius incidentus, tai svarbu ir kartu ir vertinimas. Tai yra vertinimas, koks yra pats incidento pats mastas, kiek yra paveikta darbo vietų, kokios paveiktos sistemos pačios, kurios negali dirbti, koks yra pats poveikis ir kiek žmonių negali dirbti. Ir taip pat, kai kibernetinio saugumo incidentas įvyksta, neaišku, nuo ko pradėti. Tai svarbu savo sistemos, kurios yra pažeistos, jas prioritizuoti. Ne tai, kad kuris žmogus mums paskambina telefonu ir sako, aš negaliu ten dirbti su sistema, kelti tam tikrus brėžinius, tačiau tai yra tik tai 2 žmonių darbas, bet jis daugiausiai, kaip sako, rėkiantis, klykiantis yra darbuotojas, jam kuo greičiau atkuriam, tai turėtų būti nustatyta incidentų valdymo plane prioritizavimas, kurias sistemos pirmiausia reikia, kurios yra kritinės atstatyti ir tuomet pereiti palaipsniui prie sistemų, kurios turi mažesnę svarbą. Ir žinoma, kuomet incidentas pats yra įvyksta, tai taip pat svarbu jį sustabdyti ir žinoma iškart neištrinėti, jeigu tai kažkoks susilaužimas, svarbu tuos įrodymus kartu ir išsaugoti, kad jie būtų galimybė atliekant incidento patikrą pačią, incidentą suvaldyti, susižiūrėti, iš kurgi per pažeidžiamą vietą atkeliavo, svarbu tuos sistemas jų pasidaryti imidžus, kad būtų galimybė saugumo analitikams išanalizuoti ir surasti tas pažeidžiamas vietas, nes būna taip, kad kuomet bandome mes ištirti incidentą, įmonė mus pasamdo ištirti incidentą, bandome tirti, o jau jie tos įsilaužimo sistemas jau yra suformatavę, ištrynę ir negalim nustatyti, iš kurgi atkeliavo per tą pažeidžiamą kartu ir veiklą. Ir žinoma, kuomet mes jau saugom įrodymus, taip pat jau atkūrinėjom sistemas, tai žinoma svarbu sistemas atkūrinėti iš duomenų pačių bazių, iš backupų, kuriuos prieš atkuriam patikrinti, ar juose nėra dar kažkokių įsilaužimo įrankių paliktų, nes įsilaužėliai dažniausiai turi galimybę, pasilieka galimybę, kad grįžti atgal, jeigu nors ir įmonė atsikurs, bet jie dar su tam tikrais paliktais įrankiais dar galėtų grįžti. Tai backupuose svarbu ir pasitikrinti, ar nėra juose palikta kenkėjiškų įrankių ir taip pat juos suradus, žinoma, taip pat juos ir pašalinti. Jeigu sistemos yra, pavyzdžiui, Active Directory ir panašiai kitos tokios, kurias galim pakurti nuo nulio, tai geriau kurti jas nuo nulio, naujose sistemose, nenaudoti tų sistemų, kurios jau yra pasenusios, gamintojo Microsoft, pavyzdžiui, nepalaikomos, ten Windows 2008 R2, 2012 R2, jau Microsoftas jų nepalaiko. Naudokime naujausias operacinės serverių sistemas.
Na ir kokia veikla po incidento, tai žinoma būtina dokumentuoti, pasižiūrėti, kokios išmoktos yra pamokos, komunikaciją svarbu taip pat vykdyti ir aišku tą incidentą suvaldyti. Na ir kokiegi tie veiksmai, tai detaliau kiekvienoje pasirašymo tie etapo veiksmai. Tai tam, kad galėtume pasiruošti suvaldyti pačius incidentus, tai turėtų būti sudiegiami tam tikros atgrasančios pačios priemonės. Tai vienos iš jų, kad būtų jau iš anksto sistemos, kurios neturi antivirusinės programinės įrangos, turėtų būti sudiegtos. Jeigu nenaudojame žurnalinių įrašų saugimo sistemų, ar tai SIM, ar tai XDR, ar tai EDR sistemos, tai nusimatykime biudžetus ir juos susidėkime, kad galėtume įvykus incidentui, ypatingai jeigu įvyksta šifravimo virusas, tai tuomet jisai pašalina, užrakina ne vien tik tai užšifruoja pačius dokumentus, failus, kuriais mes naudojamės, bet taip pat ir ištrina pačius įkalčius. Tai reikėtų sudėkti tas sistemas XDR, IDR sistemas, kurios arba SIMO sistemos, kurios būtų galimybė net ir atsitikus incidentui pasižiūrėti per žurnalinius įrašus, iš kurgi kas atkeliavo ir nuo ko prasidėjo. Na ir vienas iš pasirašymo etapų yra svarbu susikurti ir komunikacijos incidento patį planą. Tai nusimatyti kriterijus, kada reikia informuoti pačią valdžios institucijas, jeigu vyksta incidentas ir tai yra ne įvykis, tai yra incidentas ir, tai, pavyzdžiui, tikslinė ataka, tai tuomet per 24 valandas nuo incidento reikia pranešti nacionaliniam krizių valdymo centrui. Turite galimybę tą pranešti, jeigu valstybinės įstaigos tai jos privalo, biudžetinės įstaigos privalo, o verslas tai priklauso nuo jų pačių vidinės komunikacijos. Per 24 valandas informuojame, kad įvyko incidentas, paskui per 72 valandas reikia pateikti platesnę situaciją, kaip jisai atsitiko, o pačią ataskaitą per 1 mėnesį. Tai valdžios institucijas irgi būtina informuoti apie tuos incidentus, ypatingai kai pasirodys jau TIS 2 direktyva, tai tinklų ir informacinių sistemų antroji direktyva, tai tie incidentai turės būti raportuojami privalomai, jeigu jūsų įmonė bus įtraukta į esminių ir svarbių subjektų sąrašus, kurie valdo ypatingos svarbos arba kritinės sistemas. Ir žinoma, vienas iš kriterijų yra, kuomet incidentas įvyksta ir reikėtų papildomų resursų, galbūt neturime tiek žinių, kaip ištirti patį incidentą, tai taip pat svarbu įtraukti į pasiruošimo etapą, jeigu mums pritrūksta žinių ir norime išorinius ekspertus, į ką reikėtų kreiptis. Tai kad irgi turėtų būti jie įtraukti, pagelbėtų ištirti pačius incidentus, tiek, pavyzdžiui, mūsų ESET Lietuva taip pat tyrė tokius incidentus ir taip pat esame kviečiami. Tai jeigu jūs tokį pasirašymo etapą suvaldyti kibernetinį saugumo incidentą kursite, tai galite irgi taip pat į mus kreiptis, kad mes pagelbėtume su to incidento tyrimu. Na ir žinoma, į pasirašymo etapą turėtų būti ir įtraukiamas visos reikalingos priemonės, kuriomis būtų galimybė tą incidentą suvaldyti. Yra tam tikrų ir webinių aplikacijų, taip pat ir, pavyzdžiui, XDR, IDR sprendimai turi vieną iš opcijų registruoti tos incidentus, suvaldyti juos, kada incidentas registruotas, kokie veiksmai yra įtraukti, kokios darbo vietos yra paveiktos. Tai yra galimybė arba open source sprendimus naudoti, kuriuose gali būti tą incidentą visą suvaldyti, kokios sistemos yra pakeltos, kokios yra atkurtos, arba naudotis komerciniais sprendimais. Į pasiruošimo etapą taip pat reikėtų įsitraukti, kaipgi identifikuojami patys incidentai. Tai kokie yra mūsų gebėjimai ir pajėgumai identifikuoti. Tai gali būti išorinė kompanija, kurie galėtų juos identifikuoti, arba yra galimybė taip pat paskirti asmenį, kuris galėtų, esant tokiai situacijai, identifikuoti pačius incidentus. Pavyzdžiui, XDR, IDR sprendimai, kaip pavyzdžiui, Asset Inspect, tai jisai pats kuria incidentus automatiškai, jeigu nustato tam tikrus identifikatorius, pagal kuriuos tas incidentas turėtų būti sukurtas. Jeigu mes rankiniu būdu kūriam, tai svarbu ir aiškus klasifikavimas, kurį įvykį mes nustatome kaip įvykį, kurį nustatome kaip incidentą, ir
tas visas mechanizmas, jeigu tai registruojamas kaip incidentas, kaip jisai turėtų toliau ir vertinamas, tyriamas ir atliekamas. Ir incidentas taip pat svarbu, kad kaip jis yra pats suvaldomas, kada reikėtų jį suvaldyti, kas turėtų kreipti, jeigu tai yra incidentas su elektroninio pašto serveriu, tai galbūt pašto adminas turėtų kreiptis, jeigu tai yra susijęs su tinklu, tai tinklo specialistas, jeigu tai susijęs su pačiu IT administratoriu, Windows sistemomis, tai Windows specialistas, jeigu Linux, tai Linux specialistas ir tuomet susidėliojus tos kriterijus būtų lengviau tiek nustatyti, kas turėtų tą incidentą spręsti ir kokia komanda galėtų tam kartu pagelbėti su to incidento pačiu atkirtimu, suvaldymu ir taip pat jo išsprendimu. Kitas etapas yra aptikimo ir vertinimo etapas, tai kaip ir minėjau anksčiau, tai yra patvirtinama arba tai yra true positive arba false positive, ar tas įvykis tikrai yra incidentas. Taip pat paskiriamas, kas tas yra incidento valdytojas, kas yra savininkas, surenkami patys įrodymai, arba iš SIM sistemų, arba surenkami įrodymai XDR sprendimuose pačiuose. Ir taip pat nustatomas, koks yra jo poveikis, kiek darbo vietų yra paveikta, kiek paveikta serverių ir vykdomas tam tikros eskalavimo procedūros. Į stabdymo veiksmus, tai yra trečiasis stabdymo ir šalinimo etapo veiksmas, tai yra kviečiama incidento pati valdymo komanda, kuri atsakinga už to incidento sprendimą patį. Taip pat yra informuojamos suinteresuotos šalis, jeigu sistema mūsų kritinė ir neveikia ir negali kiti paduoti duomenis, tai svarbu informuoti sistemas, kad jos ne mūsų kreiptųsi, kad kažkas neveikia, sistema neveikia. Turime mes kaip savininkai, kaip valdytojai tos sistemos informuoti mūsų suinteresuotasias šalis, kad jos žinotų, kad įvyko tam tikras incidentas ir taip pat informuoti, kad tam tikros paslaugos, jeigu jos neveikia, kad kada jos numanomai galėtų būti taip pat ir atkurtos. Ir kuomet incidento valdymo komanda susirinkusi, svarbu susitarti preliminarius veiksmus, ko reikėtų imtis atstatymo, kokių procedūrų. Įtraukiami nariai, galbūt kai kurie nariai, kurie yra įtraukiami į stabdymo ir išsaugomų pačius veiksmus, galbūt jų nėra įtraukta, tai galbūt papildomi asmenys arba papildoma išorinis pastiprinimas, kuris galėtų pagelbėti, tai prieš atkuriant pačias sistemas, svarbu, kaip ir minėjau anksčiau, kad surinkti pačius ir saugoti įrodymus. Ir veiksmai, kurie atliekami, tai jie svarbu, kad jie būtų dokumentuojami ir taip pat dokumentuojami ir planuojami, kaip jie bus tolimiau vykdomi. Ir žinoma, svarbu, kad neskambintų pats įmonės vadovas IT specialistui, galbūt jisai paskirtų asmeniui paskambintų, kuris sukomunikuotų esamą situaciją, galėtų teikti informaciją į išorę, kad vieni atkurinėja sistemas, vieni vykdo komunikaciją ir taip pat valdžia informuojame, kaipgi tie etapai šiuo metu, kokia yra situacija ir kiek yra jau įgyventa, kiek sistemų yra pakelta, koks yra mastas ir panašiai. Tai viena informacija teikiama pačiai valdžiai ir suderinus su valdžia, kokią informaciją galim būtų komunikuoti su išoriniais į išorinius pačius šaltinius arba būtent kitas kompanijas arba pačiai, tarkim, spaudos pranešimą, jeigu tai yra valstybinės reikšmės tam tikras gedimas. Trečiuoju etapu šalimo veiksmus, tai pirmiausiai iš gautų duomenų surinktų įrodymų nustatomi esminiai incidento identifikatoriai ir priežastis. Identifikuojama, kokia yra paskutinė atsarginė duomenų kopija, ar yra prieinama, jeigu nėra neprieinama, tai yra kažkokios alternatyvos, ar kopija yra cloud'e. Pašalinimas paskui taip pat incidento iškilimo priežastis, kad tai vėl dar kartą nepasikartotų. Jeigu trūksta tam tikrų papildomų įrankių, apsaugos priemonių, tai jas įdėgėme ir taip pat atliekama pažymumo analizė, kad tokios panašios sklaidos arba pažeidžiamumo ar nėra kitose sistemose, kad užbėgtume įvykiams už akių ir neleistume tai grėsmei vėl kartu ir pasirodyti. Atkūrime, veiklos atkūrimo etape, tai atkūrimas yra įprastos operacijos,
atliekamas pačių atkurtų sistemų darbas, ar jis patikimai veikia, ar visos komunikacijos su kitomis sistemomis ar komunikuoja, ar web servisai veikia. Taip pat išbandoma tie, kurie yra išoriniai ir jungiasi prie jų sistemų, ar viskas tvarkingai prisijungiama yra, ar nėra pasikeitę kokie nors IP adresai, hostname'as nėra pasikeitęs. Ir tuomet jau nustatome, kada jau sistemos jau tikrai tvarkingai viskas veikti yra atkurta, tuomet pažymime ir paskelbime išoriai, kad atkūrimas mūsų sėkmingai yra kartu ir įvykdytas. Na ir kokios būtų pildoma, kokios išmoktos pamokos, tai incidento pats aprašymas, atliekama taip pat incidento valdymo metu kokios iškilusios problemos analizė, galbūt kažkur buvo prašiau sukomunikuota, kažkur nebuvo kažkas daroma, backupas nebuvo pilnai padarytas, ką reikėtų patobulinti, galbūt sukurti atsisakyti tam tikrų sistemų, pateikti pasiūlymus, kad tokia situacija nepasikartotų, galbūt naudojamos operacinės sistemos serverinės pasenusios, gamintojų nebepalaikomas, reikėtų jas numigruoti į sistemas, kurios yra palaikomas jau pačio sistemos gamintojo. Ir šią ataskaitą pateikus vadovybei numatyti, kokių žingsnių imtis, kad tokia situacija nepasikartotų arba tam tikros veiklos elementai turėtų būti tobulinti. Na ir kokių prevencinių priemonių imtis, kad neatsitiktų tokių situacijų šio incidento tokio, tai turime parengę 10 žingsnių. Vienas iš pirmųjų žingsnių tai yra įvertinti trūkstamų teisinių dokumentų aktualumą, kaip yra atliekamas apskritai mūsų sistemų rizikos vertimas, kokia yra saugumo politika. Taip pat svarbu darbuotojai, kurie dirba su jautria informacija, kaip jie prie tų sistemų jungiasi, galbūt reikėtų apsvarstyti ir įjungti 2-faktorių identifikaciją, jungiantis prie sistemų, kuriuose saugomi jautrus duomenys. Taip pat kaip mūsų yra saugumo parengtas incidento valdymo planas, kada jisai buvo paskutinį kartą atnaujintas. Na ir žinoma, reglamentuoti tvarką, kas, kaip ir kam praneštų apie pačius kibernetinio saugumo incidentus. Na ir tam, kad galėtume identifikuoti, ar nėra pas mus tokių silpnų vietų, tai rekomenduojame atlikti įmonėje valdomo turto inventorizaciją, kad nerastume tokių sistemų, kurios jau yra seniai nebeatnaujinamas, kažkur rūsyje guli voratinkliais apsitraukusios senos sistemos, switchai, tam tikri komutatoriai, maršrutizatoriai. Pažiūrėkime, ar neturime tokių senų, nes tai būtų irgi vienas iš faktorių, kad į juos būtų pasirengta atakuoti. Ar neturime sistemų su Windows 7, jau nekalbu apie Windows XP, Windows 8, kurios yra jau gamintoje nebepalaikomas, atsisakykime tokių sistemų. Jeigu jos reikalingos, jeigu veiktų kažkokios ten sistemos, valdikliai, staklės, tai reikėtų tokias sistemas izoliuoti, atskirti jos nuo interneto, susegmentuoti ir kuo būtų mažesnė galimybė joms išeiti taip pat į internetą. Trečiasis žingsnis tai yra, kad centralizuokime, valdykime visus įrenginius, ar tai yra mobilus įrenginys, ar tai yra planšetė, ar tai yra stalinis kompiuteris, darbo stotis, ar serveris. Valdykime juos centralizuotai, ar tai Linux sistema, ar Windows, kad matydami visą situaciją, jeigu vyksta kokios tinklo atakos ar kažkoks portų skenavimas, kad viską matytume vienoje vietoje, nes būna taip, kad yra naudojama įdiegta pati antivirusinė apsauga kompiuterio arba serveryje, tačiau ji nėra pririšta su centralizuota valdymo konsolė ir tuomet tame serveryje vis pateikiama informacija, kad bandoma įsilaužti, tačiau ta informacija nėra teikiama centralizuotai ir negalime mes pamatyti jau pačių tokių incidento užuomazgų. Ketvirtasis žingsnis, tai svarbu ir atlikus turto inventorizaciją tiek techninės įrangos, tiek programinės įrangos, nustatyti, kokios programos yra pas mus pasenusios, atlikti programinės įrangos pažymų patikrą, jeigu yra senesnės versijos, galbūt yra perės galimybę įsilaužti į įmonių tinklus, įsilaužti per, pavyzdžiui, pasenusį Tomcatą, per Apache servisą arba per Java, būtent Java aplikaciją
Ir svarbu jas kartu atsinaujinti, tai yra galimybė centralizuoti šios elementus, kad jeigu yra senesnė sistema, kad būtų galimybė trečiųjų šalių programinė įranga, taip pat ir atnaujinti tas vadinamasis patch managementas. Penktasis žingsnis, tai reikėtų kaupti kaupti pačius įvykius, kas vyksta darbo vietose, kas vyksta serveriuose, kas vyksta tinklo įrenginiuose. Tai kaupt gali tiek IDR sprendimai, Endpoint Detection Response, arba XDR Extended Detection Response, ir ar SIEMO įrankiai, jie tuos įvykius sukauptus darbo vietose ir kituose renginiuose, kurie išeina internetą, jie juos analizuoja ir taip pat identifikuoja, kiek iš jų vykdo tam tikrą įtartiną elgseną. Ir jeigu tokia grėsmė yra aptinkama, operatyviai reikėtų sureaguoti ir ją kartu užblokuoti. Tai XDR sprendimai turi galimybę ne vien tik tai informuoti, bet taip pat turi galimybę kartu ir užblokuoti, jeigu tai suveikia taisyklė, kuriai nustatytas remediation actions, tiesiog atoveiksmio veiksmas. Na ir vienas, aišku, yra žingsnių. Jeigu mes neturime tokių sprendimų arba neturime laiko, arba neturime specialistų, tai yra galimybė samdytis išorinės kompanijas, kurios teikia MDR arba SOC paslaugas ir tą visą saugumo analizę ir reakcijos laiką imti iš išorinių pačių kompanijų. Šeštasis žingsnis yra, kai mes naudojame, jeigu prie įmonės resursų jungiamasi per VPN arba prie informacinių sistemų, tai rekomenduojame naudoti dviejų faktorių identifikaciją. Yra galimybė, jeigu jūsų informacinė sistema yra modulinė, tai yra galimybė dviejų faktorių implementuoti kaip modulį. Vartotojas suveda prisijungimo vardą, slaptažodį ir tuomet mobiliajame telefone dar reikalingas papildomas patvirtinimas, tas vadinamasis push notificationas, arba parodomas šešiaženklis skaičiukas, kurį suvedus tuomet leis prie mūsų sistemos autentifikuotis. Žinoma, dviejų faktorių identifikaciją galime nustatyti ne vien tik tai prieiti prie įmonės resursų, tai yra taip pat ir paskyros tiek Google Chrome, Gmailo paskyros, Instagramo, Facebooko, Twitterio ir LinkedIno. Jose dviejų faktorių identifikacija yra galimybė aktyvuoti nemokamai, o komerciniai sprendimai tai turi galimybę į dviejų faktorių identifikaciją integruoti tiek į VPN prisijungimą, tiek per RDP prisijungimą prie serverių, prie kompiuterių, tiek prie online'inių Microsoft debesijos servisų, ar prie Microsoft Word Online, Excel Online, prie Teamsų pačių, arba jungiantis prie Exchange Online pačios dėžutės internete, tai yra galimybė tą dviejų faktorių identifikaciją kartu ir implementuoti. Septintasis žingsnis, tai svarbu pasitikrinti, kaip yra vykdomos pas mus atsarginės kopijos, ar jie vykdomi 3:1 principu. Tai kodėl reikalinga pasitikrinti? Rekomendacijos yra, kad turėti 3 kopijas, kurios galėtų užtikrinti veiklos testinumą bei mūsų atsparumą, jeigu vyktų tokie incidentai, kaip galėtume greitai juos kartu ir atkurti. Ir tos 3 kopijos, tai viena kopija turėtų būti daroma dviejose saugikliuose, kurios yra įmonės viduje, viena kopija, o kita kopija turėtų būti daroma debesyje, tai būtų išorinė kopija, kuomet jeigu vyktų koks nors incidentas jūsų įmonės viduje, tai kita kopija būtų galimybė pasiimti iš cloudinių dedikuotų serverių, kuriuose būtų galimybė atkurti arba tai imidžą, ar tai duomenų bazę, priklausomai, ką mes tenai kartu ir bekupuotume. Tai kad jeigu daromas atsarginės kopijas tik įmonės viduje, tai tikrai reikėtų apsvarstyti galimybę, kad būtų galimybė ir iš cloudo pasidaryti į cloudą pasidaryti atsarginės duomenų kopijas. Na ir kitas žingsnis yra, tai jeigu mes keičiamės duomenimis arba darome atsarginės duomenų kopijas, svarbu, kad jie būtų tie duomenys ir užšifruoti, kad nebūtų galimybės jų importuoti. Ir šifruojami būtų ne SH1 šifravimo algoritmų arba plain tekstų šifruojami, o būtų šifruojami būtent ES256 šifravimo algoritmų. Ir žinoma, jeigu įmonė naudojasi, išdavusi kompiuterius darbuotojams, kurie jungiasi prie į sistemų, kur yra talpinama jautri informacija, galbūt kažkokius duomenis išsisaugo, tai taip pat yra rekomendacija šifruoti ir pačius kietuosius diskus, kad praradus įrenginį
ar palikus kur nors, arba iš automobilio ten pavogus, nebūtų galimybė prieiti prie jautrios informacijos. Na ir dar vienas iš žingsnių, tai jeigu mes prie mūsų sistemų turime trečiąsias šalis, kurios jungiasi, teikia tam tikrus duomenis, tai svarbu juos ir kartu suvaldyti, kad nebūtų supply chain attack, kuomet trečiosios šalis jungdamasis prie mūsų sistemų, per jas atkeliauja tam tikri įsilaužėliai per nutekintus prisijungimus. Tai vienas iš jų naudoti privilegijuotos prieigos valdymo sprendimus, tai yra Privileged Access Management sprendimus, PAMO sprendimus, tos trumpinys yra, kuriais būtų galimybė kontroliuoti, prie kokių resursų galėtų trečios kompanijos prieiti, blokuoti tam tikrų, pavyzdžiui, dropinimų duomenų bazių, galimybė prisijungti prie duomenų bazių, tačiau ne per RDP, tai PAMO sprendimai turi galimybę riboti tam tikrų funkcijų atlikimą ir taip pat turi galimybę įrašinėti sesijas, ką tie trečios šalis jūsų sistemose, jeigu tai vykdo aptarnavimą, ką jos tokio ten nuveikia, kada prisijungia ir kada tai įvykdė. Ir žinoma, taip pat paprašiau yra keisti ne serverį nustatymus prisijungimo, o pačioj PAMO sprendime, kuris galėtų prieiti tik tai prie tų resursų, kur yra ir priskirtas. Na ir paskutinis žingsnis, tai įmonės darbuotojus pačius reikėtų ne vien, kaip sakau, imtis tam tikrų techninių priemonių, bet taip pat reikėtų ir žmogiškojo faktoriaus, tai kad pačius mokyti darbuotojus ir atlikti ne vien tik tai kibernetinio saugumo mokymus, ar tai viduje, ar tai pirktis iš išorės, ir žinoma, jie turėtų būti reguliarūs tie kibernetinio saugumo mokymai. O jeigu jūs manote, kad jūsų įmonės darbuotojai yra atsparūs nuo kibernetinių grėsmių, tiesiog atlikite atsparumo kibernetinės grėsmės higienos patikrą. Tai tiesiog atlikite phishingo simuliacinę ataką, galite atlikti jūs, galime atlikti ir mes, tiesiog turime taip irgi vieną iš paslaugų atlikti phishingo pačias atakas, galime tai atlikti tiek siunčiant kenkėjišką failą, atsiprašau, ne kenkėjišką failą, siunčiant prisijungimą prie apgaulingos interneto svetainės, tai siunčiant elektroninį laišką, tai galime atlikti siunčiant arba SMS žinutės tam tikras į phishingo puslapį, arba vykdant phishingą, tai tiesiog skambučiu, bandant išgauti duomenis iš jūsų darbuotojų, tai irgi yra vienas iš būdų atlikti simuliacinės tokias atakas ir pasižiūrėti, kiek jūsų darbuotojai yra atsparus nuo tokių kibernetinių pačių ir grėsmių. Na ir žinoma, jeigu turite klausimų, galite su manim kontaktuoti per LinkedIn arba kreiptis elektroniniu paštu ramunas@set.lt, kuriuo galėtume tam tikras incidento valdymo priemonės arba kaip tas incidentas suvaldyti, arba jeigu reikėtų incidentą tam tikrą pagelbėti iš saugumo pačios analizės, tai galite kreiptis į mane, tuomet mes galėtume pagelbėti jums tiek ištiriant patį incidentą, tiek pačius parenkant sprendimus, kuriuos galėtume užbėgti įvykiams už akių, tiek atliekant phishingo simuliacinės atakas, tiek padedant įdėkti kibernetinio pačius atsparumo priemonės, ar tai būtų XDR sprendimai, ar tai būtų IDR sprendimai, taip pat pagelbėti ir saugumo paslaugas atlikti jau turint tokius įrenginius, tai taip pat galime susijungti ir pasižiūrėti, kas pas jūs vyksta. Ir galbūt tos nuolatinės sesijos, jeigu yra reikalingos, tai yra tam tikra paslauga, kurias mes galėtume reguliariai daryti su jumis nuotolinės sesijas ir pasižiūrėti, ar nėra pas jūs kažkas įmonės tinkle, jau kažkas braunasi, veikia, galbūt darbuotojas šoks netidžiai elgesi ir nustatyti šaltinius pažeidžiamus, kad tai neįvyktų tam tikros jau jūsų tinkle kibernetinės pačios atakos. Taip, galite užduoti klausimus, tai juos galite užduoti ir dabar, galite užduoti chat skiltyje ir aš tuos klausimus galėčiau taip pat atsakyti. Jeigu klausimų neturėsite, tai, kaip ir minėjau, rašykite elektroniniu paštu ir galėsime kartu su jumis ir sukomunikuoti. Taip, gavau klausimą.
incidento valdymo komanda būna nuolatinės sudėties ar priklausoma nuo incidento tipo. Tai buvau minėjęs, kad incidento valdymo komanda nuolatinės sudėties yra, kaip apsirašot, reglamentuoja tą preliminarį, tačiau jeigu to incidento valdymo komandai, tarkim, įvyksta koks nors vandentiekio avarija, tai jau būtina įtraukti kartu ir ūkio skyriaus darbuotoją. Tai kartais, žinoma, priklauso nuo pačio incidento tipo. Tai ne visus incidento valdymo plane mes susidėliotume pavojus, bet jeigu pavojus yra kompleksinis, jeigu tai vyksta incidentas kompleksinis, tai žinoma reikalinga įtraukti į incidento valdymo komandą kartu ir kitus asmenis. Jeigu žinoma tokių asmenų neturime, tai tuomet įtraukti galime ir išorinės pačias komandas, kurios galėtų pagelbėti su incidento kartu ir su valdymu. Taip, matau, klausimų daugiau nėra. Tai bet kokiu atveju, kaip ir minėjau, galite parašyti man elektroniniu paštu arba siekti per LinkedIn ir galėtume su saugumu susijusius tokius klausimus, su incidento valdymu, su sprendimu, su būtent diagnoze, kokios pas jūs priemonės, jos yra pakankamas ir nelaukti TIS 2 direktyvos, kuomet jau galbūt jūs pakliūsite į tuos sąrašus, į tuos 22 000 įmonių, kurios yra numatytos preliminariai, kuriomis bus taikoma TIS 2 direktyva ir tie incidento teikimo tvarka, suvaldymo, logų saugoma jau gali būti jums kartu ir privaloma. Taigi dėkui, kad dalyvaujate šiame mūsų seminare ir iki kito karto. Iki.